sureaguoti čia ir į kolegų pasisakymus ir glaustai pristatyti Lietuvos sąrašo poziciją. Čia suprantu gerbiamos kolegės pasipiktinimą, kodėl tokia įvairovė ir kodėl nedideli nesusitarė. Problema iš tikrųjų didelė ir mes ją matom ir siūlėm įvairius variantus, iš tikrųjų nekonkuravimo, bendradarbiavimo, gaila, kad įvyko kaip įvyko. Lietuvos sąrašas aikštėje atsiradusi politinė jėga, kai mes matėm, kad susvetimėjimas tarp piliečių ir valstybės yra pasiekęs kritinę ribą. Jį konstatuoja nuolat mūsų politologai, sakydami, kad nepasitikėjimas, politinis nepasitikėjimas ir susvetimėjimas yra iš tikrųjų grėsmingas, nes lietuviai kas 4 metus išsirenka naują parlamentą ir jo iš karto nepasitikė. Vadinasi, tai yra didžiulė problema, kurios parlamente esantys žmonės nemato. Mes iškėlėm tada tokį imperatyvą, susigrąžinkime valstybę 2012 metais ir paruošėm programinius punktus, kaip tai galėtų piliečiai padaryti. Iš tikrųjų, ką mes atkūrėme prieš 30 metų? Ar valstybės aparatą, ar atkūrėm Respubliką kaip laisvų piliečių bendruomenę? Atkūrėm iš tikrųjų savo laisvą politinę tautą. Klausimas yra labai rimtas, tuo metu Sąjūdžio laikais atrodė, kad mes atkūrėm savo Respubliką, Lietuvos Respubliką, šiandien atrodo, kad mums pakako administracinio aparato, kuris vis dažniau pradeda veikti prieš mus pačius. Tai štai Lietuvos sąrašas, specialiai nekonkuruodamas, nekeldamas sąrašo, nenorėdamas pliektis rinkimuose su kitomis jėgomis, mėgino iškelti tik 3 narius, prašydamas solidarumo su kitomis politinėmis jėgomis ir palaikymo. Deja, to solidarumo mes nesulaukėm, patys sąrašo nekeldami ir žengdami šitą žingsnį ir prieš tai susitarę su kitomis politinėmis jėgomis, kad mes šitą žingsnį darom, bet jūs solidariai elgitės mūsų atžvilgiu. Šiandien 3 žmonių, mes norim tuos žmonės deleguoti Seimą, kurie galėtų patį parlamentą iš vidaus šiek tiek daryti strategiškiau, atsakingiau ir labiau į ateitį orientuotus sprendimus priimantį institutą daryti. Dabar mūsų siūlymai pagrindiniai. Pagrindiniai mūsų siūlymai būtų tos valstybės susigrąžinimo žingsniai. Vienas dalykas labai svarbus, tai yra įstatymdavystė, įstatymų leidyba, teisėkūra. Mes Lietuvoje neturim iš tikrųjų šiandien teisėkūros įstatymą. Mes turim vieną įstatymą, kuris apibrėžia piliečių teisę surinkus 50 000 parašų inicijuoti įstatymo pataisas, teikti įstatymo projektą. Ribos yra tokios, kad apskritai piliečiai teisėkūroje dalyvauti neturi jokių galimybių. Tai yra labai rimta politinė teisė. Šiaip laisvi žmonės, valstybės šeimininkai, nusistato savo moralinę tvarką valstybėje. Jie kuria moralinę tvarką. Respublikos piliečio pagrindinė laisvė, respublikoniška laisvė, kad man už nugaros niekas nepriima sprendimų, man nedalyvaujant, kurie mane įpareigoja veikti. Tai mes šitos respublikoniškos laisvės nesam užsitikrinę. Dėl to įgyvendinam kitų priimtų sprendimus, dėl kurių net kartais informacijos negaunam. Tai va, teisėkūros įstatymas, kuris aiškiai apibrėžtų realias piliečių galimybės dalyvauti įstatymus priimant. Ir čia mechanizmų yra labai daug ir vakaruose ir Skandinavijoje veikia. Kitas dalykas – stabdytų chaotišką įstatymų priėmimą ir nesąžiningą įstatymų priėmimą. Šiandien mūsų parlamentas yra pasidaręs landų, kai iš tikrųjų svarsto įstatymą, paskutinėje stadijoje gali grupė Seimo narių pateikti radikalias pataisas ir mes gaunam įstatymus, kurie yra paveikiami. Ir mūsų manymu nebūtinas čia senatas, bet būtinos aiškios taisyklės, kaip mes, kaip piliečiai, visi dalyvautume savo tvarką kurdamiesi ir šitos taisyklės turi būti apibrėžtos. Kitas dalykas. Ir iniciatyvos teisė. 50 000 parašų tai yra nereali. Mes turim labai daug apribojimų, kuriais mūsų politinis elitas mėgina užsitikrinti status quo. Saugią, ramią padėtį,
kad nebūtų konkurencijos, nes mes į politiką pradėjom žiūrėti ne kaip rūpesti bendruomenės likimu ir išlikimu, ne kaip rūpesti bendrąją gerovę, kurioje turėtume to rūpesčių visi dalintis ir kartu klausimus spręsti, bet veikia verslo planas. Išsaugot, telkt jėgą, telkt galią ir konkuruot galios pagrindu. Kas ką įveiks, kas turės daugiau galių šitame politinėme lauke. Tai yra iškreipta verslo logika, kuri užgožė iš tikrųjų viešosios politikos principus ir logiką. Mūsų kitas siūlymas peržiūrėti labai rimtai rinkimų įstatymus. Šiandien mūsų rinkimų įstatymai irgi neužtikrina mums konstitucijos laiduotų politinių teisų dalyvauti savo valstybės gyvenime. Ką mes siūlom? Įsivesti iš tikrųjų žemutinę savivaldos grandį, pirmąją savivaldos grandį, kurią turi visos Europos valstybės, labai mažos neturi, bet Lietuva yra valstybė be pirmosios savivaldos grandies, be renkamų seniūnų su ūkinių savarankiškumus regionuose seniūnijų tarybų, tai yra žemiausia grandis, tai turi būti vesta. Mes siūlome mišrią rinkimų sistemą savivaldui. Yra didžiulis nesusipratimas Lietuvoje ir politinis susvetimėjimas atsiranda iš to, kad lietuviai tiesiogiai renka tik tai pusę Seimo narių ir prezidentą. Ir dėl savo kiemo reikalų jie turi vienintelį savo atstovą Seime. Taip neturėtų būti, savivaldybei turi būti mišri rinkimų sistema, bent pusę atstovų išsirinktų turi būti tiesiogiai, kad žmogus, Vilniaus žmogus ar Pakruojo žmogus, jis turėtų savo išsirinktą atstovą taryboje, pas kurį galėtų eiti su savo rūpesčiais ir taip toliau. Tai šitie dalykai mūsų siūlomi, taip pat rinkimų pačios tvarkos. Mes šiandien matom nuo pačios rinkimų komisijos sudarimo yra daugybė problemų. Ji yra rinkimų komisija iš esmės valdančios arba valdančių partijų rankose, kuri nesirūpina piliečių teisų užtikrinimu dalyvauti politiniuose procesuose, bet rūpinasi stambiųjų politinių partijų išsaugojimu. Šitaip Viktoras Uspaskichas gali iš tikrųjų, būdamas naudingas ir vienai ir kitai politiniai grupiai, jis mūsų žaidimuose, politiniuose žaidimuose naudojamas kaip priešas politiniam spektakliui kurti. Suvaidina priešo vaidmenį, eina į koaliciją Seime su bet kuria kita partija. Ir Tėvynės sąjunga klausia, kaip žiūrėtų jos gerbėjai į koaliciją su Uspaskichu, o valstiečiai akivaizdžiai tam pasiruošę. Ne? Tai mes turėtume grįžti prie tikros rimtos viešosios politikos, užuot kūrę politinius spektaklius. Šiandien mes įtraukiami kaip piliečiai, kaip žiūrovai į politinį spektaklį, bet ne kaip valstybės šeimininkai, kurie politiką darytų. Kitas svarbus dalykas, be savivaldos, be rinkimų įstatymų, be teisėkūros, mums atrodo labai svarbi yra teisėtvarka, visa teisėtvarkos sistema. Piliečiai nedalyvauja Lietuvoje teisingumą vykdant, o tai yra pagrindinė piliečio teisė irgi. Ir šiuo atveju mes siūlom keisti teismų įstatymą, įvedant ir tarėjus, bet tarėjus ne muitinėse bylose, ne administracinėse bylose, bet rimtose bylose ir taip pat prisiekusiųjų teismą ypatingos svarbos bylose. Prokuratūros įstatymas reikalauja rimtų pataisų, nes prokuratūra negali būti uždara institucija, niekam neatskaitinga, jos nutrauktos bylos turi būti pasiekti visuomenę kokiais argumentais, tai visi turi būti viešas jos darbas, darbas viešas, rezultatai to darbo turi būti vieši. Prokuratūros negali būti šitaip, kai prezidentė gindama savo paskirtą prokurorą kreipėsi į Konstitucinį teismą, Konstitucinis teismas išaiškino, kad net Seimui, net parlamentui, tautos atstovybei prokuratūra nėra atskaitinga. Tai tokie dalykai neturi dėtis civilizuotoje valstybėje. Teisėtvarkos išskaidrinimas ir teisėtvarkos kontrolė, jie turi būti. Kitas dalykas, mes manom, kad strateginės Lietuvos rytis, jeigu mes norim kurti save kaip politinė tauta ir kaip lietuviai, mums reikalingas švietimas ir mokslas kaip savikūros pagrindiniai įrankiai.
Šiandien švietimo ir mokslo politika yra technologizuota, sukurta sistema, kuri tarsi nuo mūsų piliečių nebepriklauso. Ir šiuo atveju mums atrodo labai svarbu peržiūrėti švietimo, mokslo ir studijų įstatymus ir susijęti savo mokyklą ir aukštąją mokyklą ir universitetą su Respublika. Jeigu universitetai ir mokyklos nieko bendra neturi su savo Respublika, su savo politinė bendryje, su jos interesais, su jos strateginiais siekiais, su jos noru išlikti ir klestėti, tai šita visuomenė tiesiog neturi savikūros aparato. Mes pasižiūrėkime, mūsų visi mokslai yra nukreipti į užsienio publikacijas ir mokslininkai, kurie angažuojasi savo bendruomenės problemom, jų sprendimui, jie tai užsiema saviveiklą laisvoje valstybėje. Tai yra pilietinė saviveikla, kuriai jėgų vis mažiau mokslo žmonėms užtenka. Nėra skatinimo šitų dalykų. Lygiai taip pat mokykla. Mokykla mes mėginam kaip sovietmečių saugot nuo aktualiausių visuomenės problemų. Tai tam tikras vaikų darželis, kurio infantilinimas, savo vaikų infantilinimas tarsi keliamas kaip uždavinys. Mes turim vaikus ruošti rimtam gyvenimui savo bendruomeniai, savo valstybei. Tai šitie dalykai nuo mokyklos savarankiškumo. Mes nepasitikim mokytojais, nepasitikim mokyklom. Ir visa tai įstatymuose turėtų būti šitas savarankiškumas sektoriaus su įsipareigojimu politiniai bendruomeniai turėtų atsirasti. Tai va strateginiai dalykai, žinoma, nacionalinis susitarimas dėl švietimo tikslų. Negali būti taip, kad viena partija ateina ir per porą metų įsipareigoja pakeisti visą švietimo turinį. Ir imasi šitai daryti ir sukelia didžiulį chaosą. Ir paskutinis dalykas, glaustai norėčiau pasakyti, kad labai svarbus atsakingas galvojimas yra apie Lietuvą ir pasaulį iš Seimo, būtent Seimas kaip tautos atstovybė turi būti sustiprintas ir Seimas turi užsiimti strateginių Lietuvos gyvenimo projektavimų. Brolių konservatorių programoje irgi jie pasigenda strateginio galvojimo apie Lietuvą ir jie visas strateginės galias nori sutelkti vyriausybės kanceliarijoje. Kad vyriausybės kancleris būtų atsakingas už valstybės strategavimą. Ką tai reiškia? Kad mes kaip piliečiai, net mūsų rinkta tautos atstovybė, nedalyvauja ateitį kuriant. Suomiai turi ateities komitetą savo parlamente ir tada piliečiai dalyvauja iš tikrųjų savo ateitį kurdami, vyksta parlamentiniai debatai, parlamentas dirba su visuomenė ir taip toliau. Tai stiprinti strategavimo galias, intelektualinį potencialą Seimo, kad jis rūpintųsi tautos likimu ir išlikimu, mano supratimu, yra labai svarbus dalykas. Parlamentas turi pats mokytis, tai turi nuolat besimokantį instituciją. Ir Norvegijos parlamentas pradeda susijęs nuo edukacinių programų, jie susipažįsta su aktualiausiom problemom savo krašto, su pasauliniu kontekstu, su tuo, kas padaryta iki jų buvo ir ką jie turi padaryti per savo kadenciją. Mūsų parlamentas sueina ir tarsi dievai iš karto kažkur turi žinojimą, turi išmanymą ir prasideda chaosas. Tai šiuo atveju stiprinti strateginį parlamento galvojimą, pajėgumą strategiškai mąstyti ir strateginis mąstymas neįmanoma daugiau be aplinkosaugos. Mano bičiulis Liutauras Stoškus, kuriam dėja pritrūko 20 parašų, čia irgi kitas sritis, jau 20 parašų, kad jis galėtų kandidatuoti Vilniaus naujamiestyje. Jo pagrindinė idėja, ir tą idėją mes mėginsim vis tiek vienaip ar kitaip stumti ir įgyvendinti, kad atsirastų aplinkosaugos dedamoji dimensija visoje Lietuvos politikoje. Šiandien mes sunaikinom aplinkosaugos matmenį iš viso, nes verslo logika lemia visus politinius sprendimus. Tai ne tik aplinkosaugos įstatymą mes turim peržiūrėti statybų, bet ir visus kitus įstatymus, kad Orhuso konvencija veiktų, kad visuomenė dalyvautų aplinkosaugos, paveldosaugos ir kitose procesuose, nebūtų nušalintas stambaus kapitalo ir stambaus kapitalo įsigytų politikų. Tai čia yra irgi labai svarbus šeimininko jausmo susigrąžinimas, šeimininko galių susigrąžinimas, nes kitaip Lietuva bus išparceliuota, nebebus Lietuvos projekto atsakingo su aplinkosauginė dimensija. Šitą dalyką mes irgi pabrėžtinai keliam ir tų įstatymų peržiūra yra strategiškai svarbi. Ačiū labai už kantrybę. Tikrai labai padėkokime ir dėkojame daliai, kad tikrai būtent
kalbėjo apie tai, ko mes iš tikrųjų ir norėjome. Jis atliepė tai, ką mes svajojome, kad kiekvienas partijos atstovas būtent kalbėtų taip, kaip Darius Kuolys kalbėjo. Ir kadangi mes šią salę turime užpirkę iki 1 valandos, liko 14 minučių, aš manau, kad nuo klausimų mes atleisime, kadangi nuostabus jūsų pristatymas buvo.